Toliau dušo želė su pamėgta. Jau nusiplovus odą lieka švelni. Toliau rankų kremas. Jis labai gerai įsitepa, rankos nelieka riebios ir oda būna sudrėkinta. Čia po skutimuose, kam ką alergizuoja, oda jautri, labai tinka, nesukelia alergijos. Čia, kadangi šaltųjų sezonų patartina gerti vitaminą C, čia labai geras vitaminas C, ir galima naudoti neištrinsiu šio video, tiesiog tokis, nežinau, pasakiau apie vitaminą C ir paskui užstrigo. Bet manau visi žinome, kad vitaminas C yra naudojamas su bet kokiu papildu, papildai geriau įsisavina organizmo, tad rekomenduoju. Toliau papildas. Čia yra aloe vera su biosfera. Aš jį naudoju, turiu problemų su sąnariais, tai aš tikrai rekomenduoju, jisai padeda sutepa raumenis, padeda skausmams, nes mano menopauzėje ir man davė per sąnarius, todėl pradėjau šį naudoti. Jeigu kas norite plačiau, rašykite, pasitarsime, pasišnekėsime, aš jūs pakonsultuosiu plačiau apie tai, kad siuntinų ko laukiau labai, nes mano dantų pasta baigėsi. Tai dantų pasta čia su aktyvuota anglimi ir vitaminu B12. Labai gerai išvalo dantis, jie lieka balti, burna lieka gaivus kvapas. Ir aš turėjau problemą, mano dantim buvo infekcija įsimetusi ir aš labai gerai susitvarkiau. Mano dantistė pritarė šiam naudojimui, tad jeigu kas norite, rekomenduoju, prašau, rašykite. Štai, tai yra kojų pėdų kremukas. Jis taip pat labai gerai padeda išdžiūvusiai odai, suskeldėjusiai ir įsitepė, jis labai gerai įsigeria, nepalieka to riebaus jausmo. Ir čia yra burnos skalavimo skystis, man jisai patinka, jisai švelni mėta. Tai va, jeigu kas norite, prašau, rekomenduokite, pasidalinkite mano video su draugais, su pažįstamais, gal